Remiantis į tam tikrus istorinius įvykius, kurie yra monitoruojami. Iš tikrųjų unikali vieta, kaip ir žmogaus Iš tikrųjų, kas yra tie persiški kilimai? Na, kilimus fotografuojam į metus, gal 1-2 kartus būna užsakymai, bet Lauros užsakymas jis yra gan įdomus, nes kilimai yra antikvariniai, jie yra vienetiniai. Ir fotografuoti juos yra gan sudėtinga, nes paviršius yra blizgantis, akis to kartais nemato, bet jeigu šviesa kokia blicas tam bliksteli, tai jis, žiūrėk, jis tau jau parodo ten, kur pašiaušta, arba tai reikia kartais ir užglostyti ir padaryti ten, kad jis gerai atrodytų. Tai va, bet toks dalykas yra, kad kilimai kai kurie yra labai didžiuliai ir matmenys yra 6 metrų ir ilgesni. Laura čia surado mane ir kreipėsi į mūsų firmą. Tai mes jau pasistengėm, kad tas kilimas atrodytų nepragaištingai ir labai gerai, kad leido ir man prisidėti prie to darbo, nes čia toks kaip ir kataloguojamas, čia kaip ir istorinė knyga, nes visko pasitaiko gyvenime, būna ir tie kilimai, ir kažkas su jais ir sudegt gali, ir dar kažkaip nukentėti gali, o čia jau ateinančiam kartom duodam tokią vertę, bet to čia istorijos knyga jau galima sakyti. Tiesą sakant, tikri kūriniai, jie, nežiūrint to, ar tai yra kilimas, tai yra tekstilė, ar tai yra gobelenai, ar tai yra žakardai. Tai yra iš tiesų vertinga ir tai paprastai yra nepasiekiami dalykai. Kaip ir gerų autorių, dailininkų kūriniai, taip pat lengvai yra neprieinami. Reikia pirmiausia užaugti dvasiškai, subrandinti tą norą ir paskui suprasti, ko reikia man, kas man patinka, koks yra mano skonis. Audimas yra viena seniausių taikomosios dailės rūšių pasaulyje. Minima Senajame testamente ir Homero Iliadoje.
Darydamiesi po platų pasaulį, pastebėsime, kad audimas ir kilimų rišimas būtent Persijos imperijai priklausiusioje teritorijoje užima garbingiausią vietą tarp senovės amatų. Klajojanti Kaškajų tauta gyvena Farso provincijoje Irane. Tradicinių Kaškai kilimų vilna yra rankomis verpta. Nuo seno čionykštėms tautoms ir gentims šis užsiėmimas tapo būtinybė. Ši tauta garsėja seniausiomis audimo tradicijomis. Suverpta vilna yra toliau ruošiama dažymui ir tik tai augaliniais gamtiniais dažais. Tai graikinio riešuto kevalo milteliai, įvairūs kalnų mineralai, indigžolė, įvairios šaknys. Ypatingai vertinama yra indigo mėlyna, žalia ir raudonos spalvos. O sąlygos kilimo virsmui iš buitinio rakando iki meno kūrinio dėl įvairių klimato ir istorinių aspektų ir faktorių susiklostė pačios palankiausios. Skirtingai negu nomadai, miesto ir kaimo gyventojai kilimus audžia vertikaliose staklėse. Surišti kilimai yra pirmiausiai purtomi tam tikrų dažnių ir tam tikrą laiką, tam, kad išsiskirtų nereikalingas linolinas. Išpurtytas kilimas yra nudeginamas tam, kad sudegtų perteklius to pačio linolino bei pūkas išsiskyręs į paviršių. Nudeginti kilimai yra paruošti plovimui ir plaunami yra net keletą kartų. Tokiu būdu atsiskleidžia nuostabiausios augaliniais dažais dažytos vilnos spalvos. Po plovimo kilimai yra ištampomi iki jų pirminio dydžio. Sekantis etapas yra kilimų džiovinimas. Kilimai yra džiovinami 24 valandas 40 laipsnių temperatūroje. Nukirptas kilimas yra apkantuojamas, sutvarkomas, atidžiai patikrinamas. Ir tik tada keliauja į platų pasaulį.
tikrųjų unikali vieta, kaip ir Lauros paroda. Šitie namai yra. Jie vadinasi Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės namai. Jūs matote namus, kuriuose viskas autentiškai išlikę taip, kaip gyveno maestro. Tai buvo vadinamas Truikys. Mes stengiamės, kiek galint autentiškiau atstatyti tą aplinką, kurioje gyveno Truikys. Nes tai buvo tarybiniai metai ir tokia aplinka buvo labai išsiskirianti. Net ir šiais laikais mažai kas iš žmonių pasitenkina tiek baldų, kad te būtų, stalelių, kad nebūtų. O tai, ką jūs matote ant sienų ir ant žemės, tai yra viena iš Truikio kolekcijos dalių. Kad visi dalykai, kuriuos jis kaupė, kilimai, skulptūros ir lietuvių liaudies meno ir rytų, knygos, jis viskuo leidosi naudotis. Tai yra, jeigu žmonės ateina, tai ne tai, kad jis parodo į celofaną įvilktą kilimą, bet jis sakydavo, lipkit, sėskit, žiūrėkit. Iš tikrųjų, spalviniai variantai, kilimo ornamentas, tai yra tarsi audėjo, jo šeimos, jo giminės, jo tautos istorija. You don't say you go to an exhibition, you say you walk on an exhibition, which was exactly what we were doing, putting all the carpets on the floor, and people, of course, had to either take off their shoes or take these blue plastic things on their shoes. And the carpets that they were making for themselves, not the ones that were for export, but the things they were making for themselves reminded me very much of, maybe you remember that children's game when you fold a paper and you do a drawing and you fold it again and the next one continues the drawing. And these carpets were more or less like that, because it sort of suddenly stopped and it would be continuing with something entirely different. And it would all go totally bananas, of course. But it didn't matter. This was what they were doing for themselves, more or less like a simple game or something. And I loved them. That was what I really loved. Daugelis kilimų savyje turi užslėptą informaciją. Tai yra kaip knyga ženklais, ženklų knygos. Ir iš tiesų stebėdama pastaraisiais metais žmonių poreikius, aš matau nemažai ir nemažai galima perskaityti, kokie žmogaus yra poreikiai. Visą laiką stengiuosi išpildyti lūkesčių žmonių ir kad jie jaustųsi komfortabiliai. Tai yra mano kaip konsultanto, kaip specialisto pareiga ir noras įsiklausyti į žmonės. Tai vat, ir tarkim šiai dienai aš labai didžiuojuosi Lietuvoje iš tiesų atkeliavo, nepasididžiuosiu, bet pasakysiu, per mano rankas ypatingi kūriniai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šitoje valstybėje yra tokių kilimų, kurių galbūt Europa kai kurios šeimos neturi ir galbūt norėtų turėti. For the first time when we arrived here was March 2011. For celebrating Nowruz, you know, Nowruz is the Persian New Year ceremony, and it's very special. Talking about the ceremony of Nowruz, and we thought maybe it's a good idea to find a restaurant, Persian restaurant here. Hamid told me, no, there is no Iranian here. We came out, and suddenly we saw Lauro's gallery, and I told Hamid, yeah, this is the Persian gallery. Actually, we saw Lauro, and I told to my husband that Persian guy is not here.
something which was very interesting for us was that it looks like an Iranian gallery for carpets. Yeah. It's not like a, you know, European European boutique for carpets for Iranian. And for the first time when we came here, there was a movie we expect someone from Iran. Exactly, from Iran to run this place. This gallery, so because everything is smell like Iranian shops, Iranian culture. It smells home, and it's very usual and common for us. Not very traditional, but very nice. Nice. We actually bought them. My dad bought them back in Baghdad in 1952-53. He just saw them in the market, fell in love with them immediately. My father had a very good eye for anything that is beautiful. That's why he married my mother. I remember him carrying them home, and he was very, very happy to bring them. I don't really know how much he paid for them, but I think it was a bargain. He was really happy with them. And ever since, they become some kind of a part of the family. They have, massive sentimental value. Aš esu Čepulio proanūkė, užaugau šitose namuose, kurie yra mūsų šeimos namai. Šitie namai turi savo istoriją būtent dėl tų kilimų. Kiekvienas kilimas man vis primena kitokį dalyką iš vaikystės. Vieni primena, tarkim, tuos laikus, kai žaisdavau su šunim ar su savo gyvūnais, kuriuos labiausiai mėgau, arba tiesiog žiūrėdavau televizorių ir visą vaikystę, galima sakyti, buvo ant jų praleista, nes turbūt dauguma vaikų labiausiai mėgdavo sėdėti ant žemės, prilipę prie televizoriaus ir tiesiog taip leidau laiką. Kiekvienas kilimas gali padaryti savotišką įspūdį. Tarkim, vieni sukuria rimtumą, kiti asmeniškai mano mėgstamiausiai tai turi tokią kaip ramybę. Tarkim, maniškis primena man pavasarį. Toks tiesiog jaukus kilimas. Vakarų Europa, skirtingai negu mūsų kraštas, po Antro pasaulinio karo turėjo tą galimybę susipažinti vis labiau ir labiau su senaja tekstilė, su senaisiais kilimais. Tai nebuvo paslaptis, tai buvo rengamos parodos įvairios ir šiai dienai tai yra daugelį vakarų Europos valstybių tiesiog gyvenimo dalis kilimai. Ir aš norėčiau, kad Lietuvos žmonės į kilimą taip pat žiūrėtų kaip į gyvenimo buities dalį, kaip kažkokią tai siekiamybę, norą, kad tai nebūtų tabuizuojama. Sentimental value, and I remember the only time I saw tears in my mother's eyes when my sister suggested that we could sell them and use the money to buy whatever. And my mom, for the first and the last time in my life, I saw tears in her eyes, and I said, "Mom, don't worry, Mom, we're not selling them." She started smiling. I immediately fell for these very naivistic, colourful things that I just loved.
And I think that for me, it reflected so much of almost like telling a fairy tale in naive pictures. Loved it. Tai yra paveldas, yra pats tikriausias paveldas, kuris nyksta po truputį, bet dėka tokių žmonių kaip Laura, tokių parodų, bent jau užfiksuojami tie kilimai yra. This tells you something how this carves. It's a carpet, but it is some kind of a great relationship between us and those carpets. Lifetime. Wherever we went, wherever we lived, all over the world, those carpets were with us. And if you want to know about the carpet or my idea about the carpet, carpet is, for me, is not just a piece of art. I think it's passion. It's history. Mm-hmm.